Hello, my name is Jacek. Sveiki, mano vardas Jacek I feel very privileged to be here today with you. ir man yra privilegija būti su jumis šiandieną. I came here from Poland, Atvykau čia iš Lenkijos, but I'm probably the least typical Polish person you will ever meet in your life. bet ko gero aš mažiausiai būdingas Lenkas, kokį jums tektų sutikti savo gyvenime. Because Polish is only my third language, Nes Lenkų viso labo trečia kalba pas mane yra. and without my wife, I would be really bad at it. Ir iš tikrųjų be žmonos man tai prastai ir netgi sektųsi ją kalbėti. Even though I was born in Poland, Nors aš gimęs Lenkijoje, I grew up in West Europe. aš užaugau vakarinėje Europos dalyje. But nevertheless, Bet visgi, by God's grace, I'm now living in Poland. Dievo malonė, aš gyvenu Lenkijoje. And maybe the only thing that's really worth sharing about me that's I can say proud of, Ir vienintelis dalykas, kurį verta pasakyti ir galbūt kurio aš iš tiesų didžiuojuosi, that I am a follower of Jesus. kad aš esu Jėzaus pasekėjas. And I have the great privilege to serve in that capacity in Poland, in the Polish church. Ir kad šioje srityje aš galiu ir tarnauti Lenkijos bažnyčioje. So I really like the topic Ir- you have for this conference. Iš tiesų man patiko tema šios konferencijos. It's turn off the autopilot. Taigi, išjunk autopilotą. So kind of who of you is used when you came here to this conference? We're using autopilot, kind of like with the car, Ar kažkas iš jūsų važiuodami čia naudojot autopilotą atvykdami iš kitų miestų? right? When we go places now, even if we walk, we just look at our phone, we put in the address, and then we go, right? Ir netgi dabar, kada mes vaikštom, irgi į telefoną įsivedam adresą ir sekam telefonu. That's now the way how we use to find the path. Ir dabar tai yra tas būdas, kaip mes atrandame takus kelius. A couple of years ago, I was speaking at a conference, youth conference in India, actually. Ir prieš porą metų man teko kalbėti konferencijoje jaunimui And Indijoje. there was with me a pastor from Australia. Ir ten taip pat buvo pastorius iš Australijos. And because I was from Europe, he started to talk to me about his trip to Europe. Ir kadangi aš buvau iš Europos, jisai pradėjo su manimi kalbėti apie Europos istoriją. And he mentioned how he travels through Europe in autumn, and he was going through the Swiss Alps using GPS. Ir kaip jisai Europoje išsinuomavęs automobilį važiuoja per Alpių kalnus, naudoja GPS-ą. And then it turned out that half of the roads were closed. Ir po to pasirodo, kad pusė tų kelių yra uždaryti. So in the end, he had to go back to find a petrol station to buy a map. Ir galiausiai jisai turėjo grįžti į degalinę ir susirasti paprastą popierinį žemėlapį. I don't know, you maybe heard about people that use autopilot and ended up in a lake. Ir žinot, ko gero teko girdėti tokias situacijas, kai žmonės naudoja autopilotą ir atsiduria ežere. Sadly, today there are a lot of people living on the autopilot, Deja, šiandieną labai daug žmonių taip ir gyvena įsijungę autopilotą. only to end up in a lake, but not in a normal lake, but in the lake that's in the Bible, the lake of fire. Ir atsidūrė dažniausiai jie ežere ir tik tai ne šiaip tam įprastiniam mūsų ežere, bet pragaro ugnies ežere. And this is a real danger if you just run on autopilot. Ir tai yra iš tiesų pavojinga, jeigu tu naudojasi tiesiog autopilotu. But of course, there are many things that influencing us around. Ir aišku, yra daug įvairių dalykų, kurie daro mums įtaką. It's so funny when I talk to kids. We have as well, like in my church, we have a kids church once a month. Ir kartą per mėnesį mūsų bažnyčioje yra organizuojama bažnyčia vaikams. And then we ask some of the kids, what would you like to become? Ir tada užduodi klausimą vaikams, na, ką tu norėtum būti užaugęs? And some of them ask, I want to be an influencer. Ir sako, noriu būti nuomonės formuotojas. Well, this is a job right now, an influencer. Pasirodo, tai yra dabar darbas nuomonės formuotojas. But you are aware that you are being influenced from all over the place. Bet jūs suprantat, kad jums daroma įtaika iš įvairių pusių. There are many influences around your life. Ir jūsų gyvenimą iš tiesų veikia daug dalykų. There are good ones Ir tai yra geri dalykai, and there are very bad ones. bet yra ir labai blogi dalykai. Of course, the obvious ones is the media, the phones that we're using now every day. Ir aišku, akivaizdžiausia tai yra medija, tai yra telefonai, tai ką mes matom kiekvieną dieną. Even like GPS to get places. Ir netgi kaip GPS, kad patektum į tam tikras vietas. A big one that is to come is AI. Ir didžiulis dalykas dabar, kas atsirado, tai yra dirbtinis intelektas. Who here is using ChatGPT to make your homework? Kas namų darbus daro su ChatGPT? Yeah.
That's the times, right? It's so Tai yra- easy. You just put the question in and you get everything out. You don't need to work for it. Toks laikas dabar, tiesiog ten įrašai savo užduotį ar ne ir gauni atsakymą ir tau nereikia jokių pastangų pridėti. Just don't rely too much on it. Bet nepasikliaukit per daug tuo. Another thing is of course your friends, they're influencing you. Ir kitas dalykas, aišku, jūsų draugai, jie jums daro įtaką. Usually we have this saying, whom you hang around, you become like them. Ir yra toks posakis, su kuo sutapsi, tuo patapsi. So this is usually a big influence on your life. It's your friends. Ir iš tikrųjų, draugai yra didžiulė įtaka jūsų gyvenime. Another very, very important one, very important influencers in your life are your parents. Ir kiti, kurie daro didžiulę ir svarbę įtaką jūsų gyvenime, yra jūsų tėvai. And your parents may be a very positive or very negative influencers. Ir tėvai gali ir teigiamai daryti įtaką, ir neigiamai. If you're lucky growing up in a good home, Ir jeigu jums pasisekė, jūs užaugot gerose namuose, you will have parents that are great influences in your life. ir jūs turite tėvus, kurie daro nuostabią įtaką jūsų gyvenimams. That influence you to excel, Tai yra įtaka, kad jūs klestėtumėt, to follow their path. kad sektumėte jų keliu, But you might be as well from a broken home. bet taip pat jūs galite būti iš sudušusios šeimos. And like me, Ir kaip aš, and well, my parents partly influenced me to do things differently. ir iš dalies mano tėvai, jie kaip tik padarė įtaką, kad aš kitaip daryčiau dalykus. When I was a young person, I said to myself, I want to do things differently than one of my parents did. Ir kai aš buvau pakankamai jaunas, aš pats savo pasakiau, aš noriu gyventi kitaip, nei bent jau vienas iš mano tėvų. When I become a parent, I want to do things differently. Kai aš tapsiu tėvas, aš noriu daryti dalykus kitaip. It was not a great influence from this side, but influenced me to do maybe better. Ir iš tėvų pusės tai nebuvo labai gera įtaka, bet galbūt tai buvo ta įtaka, kuri mane paskatino kitaip daryti. Another influence, of course, is your school, the place where you're going, your school, college, when you're a student. Ir aišku, kita vieta, kur yra daroma įtaka, tai yra mokykla, universitetas, kur jūs lankote. There are many things around, and you influence to be likewise, Ir aišku, ten yra daroma įtaka, kad tu būtumai tokie kaip jie. to fit in, to be the same, Kad tu pritaptumai, kad tu būtumai toks pat. not to stick out too much. Kad ten per daug That's a neišsiskirtumai. natural thing that happened in our life. Ir tai yra toks natūralus dalykas, kuris vyksta mūsų gyvenimuose. But the last one I want to mention is a really, really big one. Bet paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, ir iš tiesų tai yra And didžiulis it's a very, reikalas. very important one. Ir tai yra labai, labai svarbus. It is the church. Ir tai yra bažnyčia. The privilege of being part of God's family. Ir tai yra didžiulė privilegija, kad gali būti Dievo šeimos dalimi. When you grew up in a church, Kai tu užaugi bažnyčioje, call yourself lucky. tu gali vadinti save. Tau pasisekė. Because you have the privilege from the beginning to learn and share the right values. Nes nuo pat pradžio tu gali mokintis ir gyventi pagal teisingas vertybės. It doesn't make you right. You still have to make your own decisions in your life. Tai nereiškia, kad tu iškart tampi teisus savo gyvenime. Ne, tau vis tiek reikia gyvenime priimti teisingus sprendimus, But at least you have a good foundation. bet bent jau pas tave yra tinkamas, geras pamatas. I got to know Christ in my early 20s. Kristų pažinau savo ankstyvuosius 20-tuosius metus. So sadly, in my teenage years, I have plenty of time to do a lot of stupid things. Taigi dėja, paauglystėje turėjau pakankamai daug laiko nuveikti daug negerų dalykų. And I always say to some people, you were so lucky not to make those mistakes. Ir aš todėl kai kuriems žmonėms ir sakau, tau pasisekė, kad tau nereikėjo daryti tų klaidų. My wife grew up in church. Mano žmona, jinai užaugo bažnyčioje She's been always going to church. ir jinai visada lankė bažnyčią. Later, she was a missionary as well. Ir jinai taip pat irgi kažkada buvo misionierė. But remember her telling me her testimony. She said, yeah, it's great, but it's not very interesting. Bet ir jinai sako, žinai, liudijimas toks kaip ir, geras, bet jis nėra įdomus. Because she said, I never did anything really, really bad. Nes, niekada nieko blogo nedariau. I never really screw up. Niekada nesusikirtau žiauriai. Yes, I did fall, I did sin, I did lie, I did cheat some things in school. Taip, aš melavau, taip, aš kažkur tai kažką netai padariau mokykloje ir pamelavau. And yes, I needed to repent and give my life to Christ. Ir taip man reikėjo atgailauti, man reikėjo pavesti savo gyvenimą Kristui. But I never really messed up. I have nothing to tell than some people who did really huge things and God saved them out of them. Bet iš tiesų nieko tokio nepadariau, kad ten kažkoks chaosas mano gyvenime būtų ir kad reikėtų labai ten šauktis Dievo, kad mane išgelbėtų ir po to turėčiau nuostabų liudijimą. But I always tell her,
your testimony is the best testimony. Bet aš jai visą laiką kartoju, tavo liūdėjimas yra pats nuostabiausias liūdėjimas. Because how many of us can say we came through life without messing up? Kas iš mūsų mes galim pasakyti, kad savo gyvenime praėjom nesusikirtę, ten nepridarę nesąmonių? That's God's grace and God's privilege if you can walk as a follower of Christ without ever really big time messing up your life. Ir todėl tai yra Dievo malonė, tai yra Dievo dovana, kad tu gali eiti per gyvenimą nesusikirdamas ir nepridarydamas reikalų. So I want to encourage you to be thankful for your church, Ir todėl aš noriu padrasinti ir paraginti tave, būk dėkingas už savo bažnyčią, for your pastor, už savo pastorių, for your youth leader už jaunimo vadovą, who helps you along, kuris padeda tavo kelyje, who maybe make the mistakes, kuris galbūt irgi padarė klaidų, but now he makes everything that you don't do the same mistakes. bet Like he dabar did. jis daro viską, kad tu nekartotumei tų pačių klaidų. So please appreciate them. Todėl branginkite juos. So in all this, of course, we have to make our own choice. Ir aišku, visame tame mes turime kažkaip priimti savo sprendimus. We have to choose if we go with the flow, with what's going around us every day Ir in todėl the mes world, turime rinktis, ar mes pasiduosime tai sroviai, kuri šitame pasaulyme ir pasileisim paskui ją, or we go different direction, follow someone who goes totally against the flow. ar visgi pasirinksim kitą kryptį, pasirinksim tą, kuris eina visiškai prieš srovę. If you just want to go with the flow, Nes jeigu nori tiesiog judėti pasroviai, there will be few things that will happen in your life. tavo gyvenime nutiks keletą dalykų. The world around you will challenge your identity. Ir pasaulis aplink tave formuos tavo tapatybę. It will try to tell you who you are through the lens of the world. Ir per pasaulio prizmę bandys tau primesti, kasgi tu toks esi. One of many people that is supposed to fit in. Tu tas vienas iš daugelio žmonių, kuriuos tiesiog turi kažkaip įsipaišyti. And connected to that, it will also try to evaluate your worth. Ir taip pat, atsižvelgianti, taip bandys nustatyti tavo vertę. Depends how educated or successful you are, will make you worth higher or less in the Yeah. eyes of the world. Atitinkamai pasaulio akimis, kiek išsilavinęs, kiek tu sėkmingas, tokia bus ir tavo vertė. You know, I have here a bottle of water. Taigi aš turiu čia vandens buteliuką And this water is a great example. ir šitas vanduo iš tikrųjų puikus pavyzdys. I've got it here for free. Aš jį gavau nemokamai. But I suppose around the corner, if I would go to the shop, it might cost me €2, right? Las. Yeah, maybe less, yeah. Ir kažkur tai kampe nuėjęs į parduotuvę, aš jį nusipirksiu, ko gero, mažiau už eurą, tarkim. The same water, and I go to maybe the main train station in Vilnius, it will might cost me like €3. Bet jeigu aš nueisiu į geležinkelio stotį, tas vanduo gali pavirsti jau 3 eurų verte. I didn't check on the airport, but I suppose on the airport the same water will cost €8. Ir aš nežinau, kaip ten oruosius, bet kai kuriuose oruosiuose tikrai tas vanduo gali kainą pakilti jo iki 8 eurų. It's still the same water, O vanduo tebėra tas pats, but in the different places it has different value. bet skirtingose vietose kažkodėl atsiranda skirtinga vertė. I encourage you to be in the place where you value the most. Ir todėl aš tave raginu, būk toje vietoje, kur tu esi branginamas labiausiai. This is God's presence. Ir tai yra Dievo artumas. This is God's church. Tai yra Dievo bažnyčia. You will be always child of God, Nes ten tu visada esi Dievo vaikas, precious son and daughter, brangus Dievo vaikas, sūnus ar dukra. always worth for Jesus to go to the cross and die for you. Visada brangus Kristui, kad jisai eitų dėl tavęs ant kryžiaus. Nowhere in the world you will be valued more. Niekas kitas pasaulyje taip stipriai tavęs nebrangins. The world might value or might value not, Ir pasaulis jis gali arba vertinti tave, arba ne. but in God's eyes you're always the most precious person in the world. Bet Dievo akise tu jam esi brangiausias visam pasaulyje. Another thing that will happen, the world will pressure with your priorities. Ir kitas dalykas, ką pasaulis tau bandys primesti, tai prioritetus. It will tell you what's important, Tau pasaulis bilos, va šie dalykai yra svarbus. what you need to wear, what you need to drive, what you need to eat, Ką tu turi valgyti, ką tu turi dėvėti, ką tu turi vairuoti. what's important in this world. Šitame pasaulio dalykai va tokie yra It will svarbus. make you priorities to go after the things that the world is going after. Ir primes tau prioritetus, kad tu eitumės paskui tuos dalykus, kurių pasaulis siekia. It will also reshape your opinions. Ir taip pat tai tavo nuomonę performuos. It will say you have accept certain things. Sorry. It will tell you to accept certain things. Ir pasaulis bandys primesti, kad tu priimtumėjai tam tikrus dalykus.
even if you know that they are not right, Nors tu pats supranti, kad tie dalykai nėra teisingi. but because that's the way the world thinks, it But- will press you to accept this opinion as yours. Ir todėl, kad pasaulis mano, kad dabar tokia yra mada, reiškia, tu turi priimti pasaulio nuomonę ir tu turi ją priimti. And the last things it will happen, it will make you to justify and excuse your selfish choices. Ir ką dar kitą dalyką padarys pasaulis, bandys tave arba išmokys tave pateisinti savo paties pasirinkimus. Because the world will tell you you are most important, everything just about you. Nes pasaulis sako, taigi tu svarbiausias, viskas sukasi tik aplink tave. Just look for yourself. Tiesiog žiūrėk savęs. You're the center of the universe. Juk tu esi visatos centras. And then it will push you to make selfish choices just about yourself. Ir tai skatins tave tiesiog priimti savanaudiškus sprendimus. And will give you justification, excuses to go this way. Ir tu visą laiką rasi savo pateisinimus, kodėl tu taip elgėsi. And this is all the influences of the world that are pushing on each one of you. Ir tai yra tas pasaulio įtaka, kuri kiekvieną iš jūsų spaudžia. But actually, when you look at the word influences, Bet jeigu tu pažiūrėsi patį žodį įtaka, funny enough, that's actually what we are called to be in the Bible. yra juokinga iš tikrųjų, kad mes esame pakviesti tie, kurie darome įtaką, darytume įtaką, tai yra biblinis žodis. As followers of Jesus, we are called to be influencers. Nes kaip Jėzus pasiekėjai, mes esame pašaukti daryti įtaką. In Matthew 28, 19, 20, the Great Commission says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ir Evangelijoje pagal Matą 28 skyriui 19-20 eilutę mes ten skaitome. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. As followers of Jesus, one of our main callings is to be influencers to the world with the good news of Jesus Christ. Ir kaip Jėzus pasiekėjo, mūsų viena iš užduočių būti tais, kurie daro įtaką, neždami gerąją Jėzaus Kristaus žinią. We are not supposed to be influenced by the world, we should influence the Tai world. ne pasaulis turi daryti mums įtaką, o mes turėtume daryti įtaką pasauliui. We are called to be the light. Nes mes esam pašaukti būti We are šviesa. called to be the salt. Mes esam pašaukti būti druska. When I was a teenager, Kada buvau paauglys, it was the time where skateboarding was really big. tuo metu riedlentės buvo svarbus reikalas. So I used to wear like, the shoes, the trousers, the hoodie, everything was like skater style. Ir tiesiog tuo metu, kadangi tai buvo madinga, tai aš ir dėjau viską, kas priklauso tiems, kurie užsiema riedlentėmis. It was like that. Everybody around us was wearing the same kind of style, right? Ir aišku, kad šalia manęs tada ir buvo tie patys, taip pat apsirengę žmonės. Everywhere we have skate parks, half pipes around. Ir aišku, ten buvo riedlenčių parkai, kur tu galėjai ten visais tais vamzdžiais prasivažinėti. And even if you're not riding a skateboard, you still wear the clothes. Ir nors pats riedlentė galbūt ir nevažinėjai, bet drabužys tikrai apsivelkęs. And I was really into it as a teenager. Ir būdamas paauglys, aš tikrai buvau pasidavęs tam. And I came across a group of young people that really spoke to me later as when I became a believer. Bet man tada teko susitikti su jaunų žmonių grupė, kurie iš tikrųjų man prabilo, tai buvo jauni tikintieji. And I have to mention it because, to be fair, almost everywhere where I go to share at a youth conference, I feel like mentioning this. Ir aš iš tikrųjų jaučiu, kad aš turiu tai pasakyti, nes visur, kur tik tai tenka dalyvauti jaunimo konferencijos, aš apie juos kalbu. In the USA, actually, in Venice Beach, Santa Monica in California, Ir iš tikrųjų Venice paplūdimys arba Santa Monica, Kalifornijoje, there were 12 boys and girls aged between 13 and 18 ten buvo 12 vaikinų, merginų, ar ne, kurių amžius buvo nuo 13 iki 18. that built a skateboard team. It was called Zephyr Team. Ir jie tiesiog suformavo riedlininkų grupę ir jie pavadino Zephyr komandą. They were from broken families. Ir aišku, tai buvo žmonės, kurie buvo iš sudėtingų šeimų. They were not special in any way, Jie nieko ypatingo juose nebuvo. but they had a passion for skateboarding. Bet jie buvo užsidegę dėl riedlenčių.
And those 12 boys and girls revolutionized skateboarding in all the world. Ir tie jauni žmonės, jie sukėlė revoliuciją visame pasaulyje, naudodami riedlentes. Influenced millions of young people around the world. Ir darė įtaką milijonui jaunų žmonių visam pasauliui. As a teenager, I was one of them. Ir kaip paauglys, aš buvau vienas iš tų, kuriems jie padarė And įtaką. of course, the influences were not, a lot of them were not great. Let's put Ir it this way. aišku, gal ta įtaka nebuvo tokia jau. Because they were not believers, of course. They were not Christians. Jie nebuvo Right? tikintieji, jie nebuvo krikščionys, But they had a passion for something. bet jų širdis degė dėl kažko. And that's how each one of us is created in God's image. Ir taip mes esame sukurti kiekvienas pagal Dievo paveikslą. We have the capacity to be passionate about something. Ir mes turim tą gebėjimą degti dėl kažko. And because I knew a lot about the story, it really touched my heart. Bet dėl to, kad aš sužinojau jų istoriją, mane tai palėtė. It just make me think. Ir tai privertė mane mąstyti. If 12 boys and girls, teenagers from broken families, Jeigu 12 jaunų žmonių, With- paaugliai iš sudužusių šeimų, with a passion for something can do such a big thing, jeigu tiesiog savo uždegimu jie gali padaryti tokį didelį dalyką, what if we came together with a true passion for Christ o kas jeigu mes susiburtume kartu su ta tikra ugnimi dėl Kristaus and empowered by the Holy ir Spirit? įgalinti šventosios dvasios. You know, you're much more than 12 here in this Ir place. žinot, šitoje vietoje mūsų jau yra daugiau negu 12. If we were really passionate for Christ, Jeigu mūsų širdis iš tikrųjų liepsnoja dėl if Kristaus, we with all our heart follow this passion, jeigu mes iš tikrųjų visą širdimi seksime juo, what kind of influence could we have kokią įtaką mes galime padaryti on our towns, mūsų on miestuose, our schools, mūsų on mokyklose, our streets? gatvėse. I tell you, here in this room, Ir aš galiu pasakyti, čia šitoje there vietoje is the capacity yra gebėjimas to revolutionize all Lithuania for Jesus. atnešti revoliuciją visai Lietuvai dėl Jėzaus. You can be a great tool. Ir tu gali būti nuostabus You įrankis, just have to be passionate for bet Jesus. tiesiog turi degti dėl Jėzaus. If some kids just random can do so much, how much more we can do? Jeigu tie paprasti eiliniai vaikai, jie galėjo padaryti tiek daug, tai With the- mes galim daug With the help daugiau of the Holy Spirit in our life. nuveikti su šventosios dvasios pagalba mūsų gyvenimuose. But how we do it? Bet kaip tai padaryti? We're going to turn now to a scripture Atsiversime raštą and encourage you to open with me John chapter 1. The ir Gospel of paraginsiu John kartu chapter su 1. manimi atsiversti Evangeliją pagal Joną, 1 skyrių. And we just want to stay actually in this one story. Ir iš tiesų mes galim sakyti visą likusį laiką, taip ir laikysimės šios vienos istorijos. And first we're going to read 3 verses. Pirmiausia, paskaitysim pirmas 3 eilutes. I don't know if you're showing up anything in the back. Ir aš nežinau, galbūt Yeah? jūs matysite Okay, ekrane tas so eilutes. please, Gospel of John chapter 1, 35 to 38. Taigi, Evangelija pagal Joną, 1 skyrius, 35-38 eilutės. And here we read, the next day John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Kitą dieną vėl stovėjo Jonas ir 2 jo mokiniai. Išvydęs einantį Jėzų, jis tarė, štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nusekė paskui Jėzų. Jėzus atsigręžęs ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote? Jis atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni. Those are actually the first disciples mentioned in the Bible Ir of Jesus. šita istorija tai yra pirmi mokiniai paminami Jėzaus pasekėjai Biblijoje pirmą kartą minimi. They were, of course, before followers of John the Baptist. Nes prieš tai, aišku, jie buvo Jono Krikštytojo pasekėjai. And we know one of them was Andrew, the brother of Peter. Ir vienas iš jų mes žinom, kad buvo Andrėjus, tai yra Petro brolis. And they're probably in the early 20s. Ir jie greičiausiai dar ankstyvieji 20-ieji metai jų. I suppose like some of you here in this room. Manau, kaip ir kai kurie iš jūsų, kurie esate čia. And because they were hanging around John the Baptist, Ir dėl to, kad jie ilgą laiką leido su Jonu Krikštytoju,
And at that time, John the Baptist was a big-time influencer Nes- around Jerusalem. Tuo metu Jonas Krikštytojas iš tikrųjų buvo didžiulės nuomonės formuotojas ten Jeruzalėje. Everyone wanted to go into the deserts to hear John the Baptist speaking. Visi norėjo nueiti į dykumą pamatyti, ką ten Jonas Krikštytojas daro ir kalba. They were wondering about the clothes he was wearing, Aišku, jiems buvo smalsu, koks šis drabužis dėvi, about the food he was eating, kokį jis ten maistą valgo. and about the teaching he was saying. Ir aišku, jo mokymas, ką jisai ten kalbėjo. So he was known among everyone as a prophet. Taigi visi jį žinojo kaip pranašą. So we can say today he was like a big-time influencer. Ir at that todėl time. šiandieną mes galim sakyti, kad tuo metu jisai buvo didžiulis nuomonės And formuotojas. so those two disciples were kind of followers. They were influenced by John the Baptist. Taigi tie du mokiniai, tie pasekėjai, jiems buvo Jono Krikštytojo padaryta įtaka. They watched his life. Jie stebėjo jo They gyvenimą, heard his teaching. girdėjo jo It's mokymus. a little bit like you in your church. Tai kažkas panašaus kaip tu ir bažnyčia. And I would like to maybe picture John the Baptist as kind of as your church. Ir žinot, aš norėčiau, kad šiek tiek Jono Krikštytoją jūs įsivaizduotumėte kaip savo bažnyčią. Because I suppose some of you grew up in a church. Aš manau, kad kai kurie iš jūsų, jūs galim sakyti, užaugot So you bažnyčioje. were influenced. You heard about Jesus. You heard all the stories. Ir jūs girdėjot apie Jėzų, jums buvo daroma įtaka bažnyčioje. And then you heard like John the Baptist saying to those disciples, look, the Lamb of God. O tada tu išgirsti, Jonas Krikštytojas sako savo mokiniams, žiūrėkite, štai Dievo avinėlis. And that is what you hear in your church, in your youth meetings, where your pastors, your youth leaders point you, look, the Lamb of God. Ir tą patį jūs girdite savo bažnyčiose, kada jaunimo vadovas, kada pastorius nukreipia jūsų žvilgsnį ir sako, štai Dievo avinėlis, kada jisai veda jūs prie Jėzaus. And I suppose you are here today because you intrigued by that. Ir aš tikiu, kad jūs šiandieną ir esate čia, nes tai jūs užkabino. Because I suppose there are other things you could be doing on Saturday afternoon. Nes manau, šeštadienio popietę jūs tikrai rasit, ko užsiimti. But you're here, so it means you are intrigued Bet jūs esate čia, tai reiškia, jūs užkabino. by your church, by your youth leader. Ar tai būtų bažnyčia, ar tai būtų jaunimo vadovas. Like the two disciples who were intrigued by John the Baptist, who says, wow, this big guy who influenced us so much, he says, look, this is the Lamb of God. Yeah. Lygiai taip pat kaip tie du mokiniai, kurie sekė Jono Krikštytojim, kuris buvo didžiulės nuomonės formuotojas. Ir jisai pasako, štai Dievo avinėlis, tai reiškia, kažkas tokio turim juo sekti. So they become curious Taigi jiems pasidaro smalsu. and decide to go to find out more about Ir Jesus. nusprendžia eiti ir sužinoti, kasgi tas Jėzus daugiau. So I try to imagine how they were kind of following and stalking Jesus, this guy Ir aš galiu who John spoke įsivaizduoti, about. kaip jie ten bandėsi kažkokiu būdu surasti tą Jėzų ir sekti paskui jį. So when Jesus was walking and there was these two guys Ir kada going after him to seeing, oh, where is he going? Right? Eina Jėzus ir tada tie mokiniai, jie tarsi taip sekdami iš paskos žiūri, kur ten tas Jėzus nukeliaus. And then when Jesus saw these two disciples following him, Ir galiausiai Jėzus pamato tuos mokinius sekančius paskui. he turned to them and asked them a very, very important Jis question. atsigrėžė į juos ir užduoda jiems labai, labai svarbų klausimą. He asked them the question, what are you seeking? Jis užduoda jiems klausimą, ko jūs ieškot. And the same question Jesus is asking each one of you today. Ir tą patį klausimą šiandieną Jėzus užduoda kiekvienam iš jūsų. What are you seeking? Ko tu ieškai? Why are you here? Kodėl tu esi čia? Why you came to this conference? Kodėl tu atvykai į šitą konferenciją? What are you seeking in your life? Ko tu savo gyvenime ieškai? You see, this question is very, very crucial. Ir žinot, šitas klausimas jis gyvybiškai svarbus. And it's especially important of the context of your future choices in your life. Ir tai ypatingai svarbu jūsų busimos ateities kontekste. And it's very, very important for God's guidance for your life. Ir tai taip pat labai svarbu jūsų gyvenimo krypčiai, gairėms. Because one thing is clear in the gospel, Nes vienas dalykas, kuris yra aiškus Evangelijose, following Jesus must be a conscious choice. sekti Jėzumi turi būti sąmoningas sprendimas. You can only be a follower of Jesus if you consciously choose to do so. Nes tu gali būti Jėzus sekėjų tik tuomet, kai tu sąmoningai apsisprendi tai daryti.
You cannot be really a follower of Jesus in a group or even in a church. Ir tu negali būti tiesiog Jėzus pasekėjų kažkur bažnyčioje, kažkur grupėje, Because the group is following Jesus, you're just following the group. o ta grupė seka Jėzumi, o tu tiesiog seki tą grupę. Well, the church is following Jesus, you're just following the church. Ir bažnyčia jinai seka Jėzumi, o tu tiesiog seki bažnyčią. You need to make a choice to follow Jesus. Todėl tu turi priimti sprendimą sekti Jėzumi. But how to follow Jesus, how to learn to listen and recognize his voice and his guidance. Bet kaip sekti Jėzumi, kaip atpažinti jo balsą, kaip išmokti klausyti jo krypties. Well, we will have a workshop about that, so if you want to hear more about that later in the workshop. Bet dėja, šitą jūs galite išgirsti seminare, kuri bus, ir apie tai pasiklausyti vėliau. But I see you here today like those first disciples. Bet aš jūs matau šiandieną kaip tie du mokiniai, pirmieji mokiniai. In your life, you have heard a lot about Jesus. Savo gyvenime jau galbūt girdėjote nemažai apie Jėzų. You have gotten to know him in a way. Ir tam tikrų būdų jūs jį jau kaip ir You žinot. are intrigued. Jūs jau užkabino tai, ką jūs žinot. I hope and I believe you want to find out more about Jesus. I suppose that's why you're here. Ir aš manau, ir aš tikiu, kad jūs norite sužinoti daugiau apie Jėzų. Būtent todėl jūs šiandieną esate čia. And still, I want to ask you the same fundamental question here. Why are you, what are you looking for? Why are you here today? Bet vis tiek aš noriu užduoti tau tą esminį klausimą. Kodėl tu esi čia? Ko tu ieškai? What are you really looking for in your life? Ko tu iš tiesų ieškai savo gyvenime? Are you really looking for Jesus and to follow him? Ar tikrai Jėzaus, kad sektume juo, Or maybe something completely different? o gal kažką visiškai kitokio? Maybe you're just looking for a good life, good job, Gal tu tiesiog nori gero gyvenimo, gero darbo, the right partner, teisingos antros pusės, nice house, good car. gero namo, automobilio. Maybe that's the pinnacle of your dreams, what you're really looking for in your life. Galbūt tai iš tikrųjų, galim sakyti, viršūnė visų tų dalykų, ko tu ir ieškai savo gyvenime. And don't get me wrong, those things are not wrong. Ir nesupraskit mane neteisingai, tie dalykai nėra blogi. But looking for them, you might completely miss out on a truly fulfilled life as a follower of Jesus. Bet jeigu tu sieksi tik tų dalykų, tu gali prasilenkti, ką iš tiesų reiškia gyvenimas sekti paskui Jėzų. When Jesus speaks his sermon on the mount, Ir kada Jėzus jisai pamokslauja, ką mes vadinam kalno pamokslu, couple of times he used an expression. keletą kartų jisai paminė tokias frazes. And I just want to mention it. It's from Matthew 5:46-47. Ir tai yra iš Mato Evangelijos 5 skyrių 46-47 eilutės. And he says things like, if you love those who love you, what reward will you get? Ir And jisai- not, let me finish. Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Taigi, Mato Evangelija 5 skyrius 46-47 eilutės. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kokįgi atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuogi jūs viršite kitus? Argi to nedaro ir muitininkai? If you just look for good life, good job, good right partner, Jeigu are you tu in any way different? ieškai tik gero gyvenimo, tinkamos antros pusės, kuo tu skiries nuo kitų? That's exactly the things that the world is looking for. Nes tai yra būtent tie dalykai, ko pasaulis ieško. Focusing on those things, you do exactly the same as the world around you does. Nes jeigu tu sutelki dėmesį į tuos dalykus, tu elgesi lygiai taip pat kaip pasaulis, kuris supa mus. But why is this question that Jesus asks so important? Bet kodėl tas klausimas, kurį užduoda Jėzus, yra toks svarbus? Because the answer is crucial for the direction of your life. Nes atsakymas yra gyvybiškai svarbus tavo gyvenimui. If your main goal is to find the right partner for your life, Jeigu tu nori savo gyvenimą surasti antrą tinkamą pusę, it will show in your choices and priorities. tai pasireikš tavo pasirinkimuose ir prioritetuose. And you might get lucky or not Ir to tau find the gali right partner for your life. pasisekti arba nepasisekti surasti tą antrą pusę. If you just look for a good job, for a secure future in a good job, Ir jeigu tu ieškosi tiesiog gero darbo, saugios ateities, if this is your priority in life, jeigu tai yra tavo gyvenimo it prioritetas, will influence and show in the way you're doing things. taip darys įtaką ir atsilieptose dalykuose, kaip tu tai darai.
And you might be even successful in finding a good job. Ir galbūt tau pasiseks ir tu surasi sėkmingą darbą ir gerą darbą. Somewhere on the way, you might even achieve success and have a nice car, a big house. Ir galbūt ten kelyje tau ir pasiseks ir galiausiai turėsi automobilį gerą, gerus namus. And some other things the world try to influence you that you can't live without. Ir kiti dalykai, kuriuos pasaulis bando primesti, kad tu be jų tikrai negali gyventi. But only if your choice is to trust and follow Jesus, Bet tik tada, jeigu tavo pasirinkimas yra sekti ir pasitikėti Jėzumi, if you put Jesus first, if He is your main priority, jeigu Jėzus yra pirmoji vietoje, jeigu Jis yra tavo pagrindinis prioritetas, I can assure you, you will have the highest probability of the right partner in your life. aš tada galiu jums sakyti, bus didžiausia tikimybė surasti tinkamiausią savo antrą pusę. You have the biggest chance to get the right job. Ir tuomet turėsi geriausią galimybę rasti tavo tinkamiausią And darbą. all that you need for a fulfilled and blessed life. Ir visa, kas tau reikalinga savo palaimintum ir pavykusiam gyvenimui. It doesn't mean that you get what you want, Bet tai nereiškia, kad tu gausi tai, ko tu nori. but it means you will get what's best for you. Bet tai reiškia, kad tu gausi tai, kas yra geriausia tau. What best for you from God's perspective. Kas yra geriausia tau Dievo akimis. So what are you really seeking? Taigi, ko tu iš tiesų ieškai? What are you looking for in your life? Ko tu ieškai savo gyvenime? What is your priority? Kokie yra tavo prioritetai? Now we look at what the disciples replied to Jesus to this question. Ir mes galim pažiūrėti, kągi mokiniai atsakė į šį Jėzaus klausimą. And we see the disciples replied, Rabbi, which translate Master, where do you live? Ir jų atsakymas, tai yra mokinių atsakymas Jėzaus klausimą buvo, mokytojau, o kur tu gyveni? Unfortunately, the translation, where do you live, does not accurately convey the answer of the disciples. Bet iš tikrųjų vertimas į mūsų kalbas ne visai tinkam arba ne visai atskleidžia, koks buvo mokinių atsakymas. Because when they say to Jesus, where do you live, they did not simply ask for Jesus' address. Nes kada jie paklausė mokytojo, kur tu gyveni, jie neklausė jo adreso. They didn't ask, hey, Jesus, give us your address so we might drop by on Sunday morning or during the week on Wednesday evening. Jie neklausė, Jėzu, gal tu duosi savo adresą, mes galbūt sekmadienį ten ryte, o gal kažkada tai vakare užsuksim pro šalį eidami. That was not what they were saying. Ne tai jie sakė. Rather, the answer, where do you live, Ir greičiau tas atsakymas arba jų atsakas į klausimą, kur tu gyveni, they were actually asking, where is your presence? Where do you dwell? Where do you have your place? tiesiog jų klausimas buvo, kur tu egzistuoji, kur yra tavo vieta, kur tu gyveni. And the answer actually, not the question, sorry, the answer expresses not that, Lord, where is your address so we can come see you from time to time? Ir tas atsakymas, ar ne, kur nėra, kad tavo adresas, kad galėtume užsukti karts nuo karto ten pasisvečiuoti, But the answer, where do you live, yeah, o tas atsakymas, kur tu gyveni, expresses, Lord, we want to be and dwell where you are. išreiškia arba atspindi jų norą viešpatę, mes norime būti ten, kur tu esi ir būti kartu. We want to be where your presence is. Mes norime būti ten, kur yra tavo artumas. Wherever you are, we want to be also. Mes norime būti ten, kur tu esi. If you look into the scripture, they didn't ask, where is your address? Nes jeigu žiūrim į raštą, mes matom, kad jie neklausė jo adreso, Where is your presence? We want to be wherever you are. bet kur yra tavo buvimas, mes norime būti ten, kur tu esi. We just want to be in your presence. Mes tiesiog norime būti tavo artume. We just look for the place where your presence is. Mes tiesiog ieškom tos vietos, kur yra tavo buvimas. And that's where we want to be. Ir ten mes norime būti. That's what's important for us. Ir tai yra svarbiausia mums. It's your presence. Tai yra tavo buvimas. And wherever your presence is, Ir todėl, kur yra tavo there buvimas, we want to be as well. mes taip pat norime We wanna būti. be with you, Jesus. Mes norime būti su tavimi, Jėzau. That was the answer. Toks buvo jų atsakas. That's why they asked, where do you live? Ir būtent todėl jie uždavė tą klausimą, kur We tu want to be gyveni. with you wherever you are. We want to be there where you are. Mes norime būti ten, mes norime būti kur tu. If you look now into your heart, Ir dabar, jeigu tu pažvelgtume į savo širdį, and Jesus will ask you the same question.
Ir tau Jėzus užduotų tą klausimą. If he will ask you, what are you seeking? Jeigu jis tavęs paklaustų, ko tu ieškai, What would be your answer in your heart? tavo širdyje, koks būtų atsakymas? What you really seeking in your life? Savo gyvenime, ko tu iš tiesų ieškai? Do your priorities look like? Because your priorities show you what are you really looking for. Kokie yra tavo prioritetai? Nes prioritetai iš tiesų ir atveria, kokie yra svarbiausia dalykai tau. Would you answer the same like the disciples did? Ar tu atsakytumai taip pat, kaip mokiniai atsakė? I'm looking for you, Jesus. Aš tavęs ieškau, Jėzau. I want to be wherever you are. Aš noriu būti ten, kur tu esi. I believe that being in your presence is the best thing for my Ir life. aš tikiu, kad buvimas tavo artume yra geriausias dalykas mano gyvenimui. I believe when I am in your presence, when I'm following you with all my heart, Ir aš tikiu, kai aš esu tavo artume ir kai visa širdimi seku paskui tave, I will get all the things that are important to walk with you. aš rasiu tuos visus dalykus, kurie yra svarbus gyvenant su tavimi. And look in John 1:39 what Jesus' answer was. Ir koks buvo Jėzus atsakas į jų šitą pareiškimą Jono Evangelija, 1 skyrius 39 eilutė. Jesus answered those two disciples, come and see. Ir Jėzus jiems atsako tiems mokiniams, ateikite ir pamatysite. And then we read, so they went, saw, and stayed with him. Ir tada toliau mes ir skaitome. Jie nuėjo, pamatė ir pasiliko. They have become his apostles. Jie tapo jo apaštalais. Imagine what an amazing story. Ir įsivaizduokit, kokia neįtikėtina istorija. All they have been part of. Ir ko jie dalimi yra. All they have experienced with Jesus. Visa, ko jiems ar ką jiems teko patirti būnant su Jėzumi. Miracles, Stebuklai, healings, išgydymai, resurrections. prikėlimas. The day of Pentecost, falling of the Holy Spirit. Sekminių diena, kada nužengė šventoji dvasia. 1,000 upon 1,000 turning to become followers of Jesus. Tūkstančiai tūkstančių apmokami, kad būtų Jėzus pasekėjai. Can you imagine a more amazing life than the disciple had? Ar gali įsivaizduoti nuostabesnį gyvenimą nei tų laikų mokiniai? The experience of walking every day with Jesus, Ta patirtis kasdieną vaikščioti su Jėzumi, listening to him, klausytis jo, watching him doing things, stebėti, kaip jisai daro dalykus getting you to do things. ir netgi tau leidžiama daryti dalykus. You know that the disciples not only watch Jesus and listen to Jesus, Nes jūsgi žinot, kad mokiniai ne tik stebėjo Jėzų ir ne tik jo klausėsi, but Jesus sent them out and make them do things. ir jie buvo išsiųsti ir jie darė And dalykus. then they experience great miracles on their own. Ir tada jie patys patyrė savo stebuklus Those are all things Jesus wants to do with you, ir lygiai tos pačius dalykus nori, kad Jėzus darytų jūsų with gyvenimuose, your life, su tavo gyvenimu, if you choose, bet jeigu tu pasirinksi, like the disciples, to follow him. kaip mokiniai sekti juo. So again, the Lord Jesus asks you today, what are you looking for? Ir vėlgi, viešpats Jėzus jisai klausia, ko tu ieškai. If you don't want to be on the world's autopilot and swim with the flow, Jeigu tu nenori būti pasidavęs to pasaulio autopilotu ir leisti su srove, if your answer is, I seek Jesus, his presence, and I want to be where he is, jeigu tavo atsakas yra, aš noriu siekti Jėzaus ir jo artumą, matyti, kur jis yra, and I encourage you to look now into your heart, to ask you this question for yourself before Jesus, what am I looking for really in my life? ir iš tiesų tau reikia pažvelgti į savo širdį ir savo širdyje užduoti prieš Jėzų tą klausimą, ko aš iš tiesų ieškau. Because like we said, following Jesus is your choice, it's your personal choice. Ir kaip jau minėjau, sekimas Jėzumi yra sprendimas ir tai yra tavo asmeninis sprendimas. Like those two disciples who listened to John the Baptist saying, this is the Lamb of God, decided to go after Jesus. Kaip tie du mokiniai, kurie išgirdo Joną Krikštytoją sakant, tai yra Dievo amenėlis, jie nusprendė sekti paskui Jėzų. And when Jesus asked them, well, what are you looking for? Ir kada Jėzus jiems uždavė tą klausimą, ko jūs ieškot, They said, we just want to be where you are. jų atsakas buvo, mes norim būti ten, kur tu. And you can look today into your heart Ir todėl šiandien tu gali žiūrėti, pažvelgti į savo širdį
and you can make a choice for yourself. ir pats priimti sprendimą. Jesus is asking you, what are you looking for? Ir Jėzus tau užduoda tą klausimą, ko tu ieškai. And if your answer is, Jesus, I want to be where you are in my life. Ir jeigu tavo atsakymas yra, Jėzau, aš noriu būti ten, kur tu esi, His answer is the same like to the disciples. jo atsakas bus toks pats kaip ir mokiniams. Come and see, Ateikit. follow me, be where I am. Ir pamatykit, sekit paskui mane ir būkite ten, kur aš esu. But remember, Bet atminkit, when Jesus invited in his disciples to follow him, kada Jėzus pakvietė savo mokinius sekti juo, they left their boats and nests. jie paliko savo, taip sakant, lizdus ir tinklus. They left the old identity and livelihood. Jie paliko visą savo seną tapatybę ir pragyvenimo būdą. They began to obey his commands. Jie pradėjo paklusti jo pavedimams. They left their own priorities, Jie paliko savo prioritetus and Jesus and following Jesus became their main ir priority. jų pagrindinis prioritetas tapo sekti Jėzumi. They began learning from him. Jie pradėjo mokytis iš jo They have to leave their own opinions ir tam, kad mokytųsi, jie turėjo palikti savo nuomonės and follow Jesus' opinions, ir sekti Jėzaus what nuomonėmis, he is teaching us. tuo, ką jisai mokina. And they began to imitate him. Ir jie tada pradėjo jį imituoti. So they have to leave behind their own self-righteousness, Ir todėl jie turėjo atsisakyti savo teisumo, achieving something by themselves. kad gali pasiekti kažką savo So that jėgomis, the only righteousness they have was Jesus. nes vienintelis teisumas, kurį galim turėti, tai yra Jėzus. That he became everything for them. Ir jis jiems tapo viskuo. And they had to learn that he is everything. Ir jie taip pat turėjo išmokti, kad jis yra jiems viskas. And they are very limited. O jie patys jie yra labai riboti. And I had this opportunity to learn it in my life. Ir aš pats turėjau šitą galimybę savo gyvenime irgi suprasti. Many times in my life following Jesus, doing different things, ministries. Labai dažnai arba daugelį kartų savo gyvenime tarnaujant, sekant Jėzumi, I was looking into a mirror and said, God, me, really? aš žiūrėjau į veidrodį ir sakiau, Dieve, aš tikrai? Sometimes I said, Lord, how many chances do you give me? Like, I would have given up on myself. Nes tu sakai, Viešpatie, kiek tu dar man galimybių suteiksi, aš jau pats dėl savęs būčiau senai pasidavęs. I said, how can you still walk with me? Kaip tu I mean, dar vis gali what's wrong with you? You know, I would just like giving eiti up on su myself. manimi right? gyventi, ar ne su manimi, kas tau negerai? But he never gave up on me, never left me, never forsake me. Bet jis niekada nepasidavė, niekada neapleido ir niekada nepaliko manęs. And many times I felt so small. Ir labai dažnai aš jaučiausi toks menkas, I felt like zero. tiesiog nulis. But then I always thought, Bet tada mintis, Jesus is my number one. Jėzus yra mano pirmasis numeris. The most wonderful moment in my life was when I became a follower of Jesus, Ir when I pas- gave my life to Jesus. Nuostabiausias momentas mano gyvenime buvo, kai aš tapau Jėzaus pasekėju. He's my everything, he's my number one. Ir todėl jis yra mano viskas, jis yra pirmoje vietoje. And that I realized together with him, we are 10. Ir tada aš su juo supratau. I'm not zero anymore, we are 10. Mes su juo jau nebesu vienas, jau dabar 10, galim sakyti. With him, there is no mountain I cannot climb, there is no river I cannot Nes su pass. juo nėra kalno, į kurį negalėčiau įkopti, ir upės, per kurią negalėčiau perplaukti. There is nothing impossible. Nėra nieko There neįmanomo. is no school I cannot finish. Nėra jokios mokyklos, kurios negalėčiau There is baigti. no degree I cannot master with him. Ir su juo nėra jokio laipsnio, kurio aš negalėčiau pasiekti. Because even though I'm zero, he is the number one, and together we are 10. Ir nors aš esu nulis, o jisai yra pirmasis, todėl kartu mes esam 10. And this is what Jesus wants to do with your life. Ir tai nori Jėzus nuveikti su tavo gyvenimu. If you come in his presence, Jeigu tu ateisi į jo artumą, you will get to know his heart. tu galėsi pažinti jo širdį. If you get to know his heart, O you will jeigu learn to hear his pažinsi voice. jo širdį, tu galėsi atskirti jo balsą. And if you answer yes and put your trust in him, Jeigu tavo atsakas yra taip ir tu pasikliausi juo, I can promise you one thing, and I promise this as well from experience. ir galiu pažadėti tau tą dalyką, ir tas pažadas yra iš mano patirties, He will faithfully guide you through your life. per tavo gyvenimą jis ištikimai ves tave. And you will have the most fulfilling and exciting life. Ir tavo gyvenimas bus labiausiai žavintis ir sėkmingas, jeigu taip galime sakyti.
which will stretch into eternity in His presence. Bet tai galiausiai pereis į amžinybę jo artume. But you have to make a choice. Bet sprendimą turi priimti tu. You have to switch off the autopilot. Turi išjungti autopilotą Take the steering into your own ir hands į savo rankas paimti vairą. and choose to follow Him. Ir apsispręsti, sekti juo. And as you follow Him, Ir sekdami juo, you need to allow His word and His Spirit to be your turite guides. leisti jo žodžiui, jo dvasiai vesti jūs. He will never force you to go places, Jisai niekada neprivers tave kažkur keliauti. but He will guide you to Bet many jis- things and show you the way. Pakreips, ves ir atvers dalykus. I was very happy to make this decision in my early 20s. Ir aš džiaugiausi, kad man šitą galimybę priimti Jėzų teko ankstyvaisiais 20-aisiais mano gyvenimo metais. And maybe if you get to the point, a little bit as me, that initially maybe you're bold enough, Ir galbūt pasieksi tą tašką, kai galbūt pradžioje tu gal ir drąsus, that you will be able not only to make the choice and steer your car following Jesus, kada tu priimsi ne tik tai, kad paimsi tą vairą į rankas ir priimsi tą sprendimą sekti Jėzumi, but pass the steering wheel and allow Him to drive and Bet- sit in the passenger seat. perleisi vairą jam ir tu jau atsidursi ne vairuotojo pozicijoje. You will just sit back and enjoy the ride. Ir tiesiog atsisėsi šalia ir mėgausiesi gyvenimu. The Bible doesn't say that life will be easy, Biblijoje nerašoma, kad gyvenimas bus lengvas, but it will be fulfilled. bet tu jame atrasi išsipildymą. And He will never leave you nor forsake you. Ir jis niekada nepaliks ir nepleis tavęs. And here today, Jesus asks you the same question as He asked the disciples. Ir šiandieną Jėzus užduoda tą patį klausimą, kaip ir tuomet mokiniams. What are you seeking in your life? Ko savo gyvenime tu ieškai? And I want to give you an opportunity to answer. Ir aš noriu suteikti jums galimybę atsakyti. Maybe we can have a time of prayer and some music. Galbūt gali muzika šiek tiek jau groti ir you could metas maybe stand up. maldai. Jeigu pakiltume, I would like you to ask yourself this question, what I'm seeking. aš noriu, kad tu pats savo užduotumai tą klausimą, ko aš ieškau. Even if you are church follower Nors galbūt tu seki bažnyčią and you feel you are a follower of Jesus, ir manai, kad esi Jėzus I want you pasekėjas, still to look at your priorities in your life aš noriu visgi, kad tu peržiūrėtum savo gyvenimo and prioritetus ask yourself the question, what I'm really seeking. ir užduotum savo tą klausimą, kogi iš tiesų aš Because siekiu. here today in this place, Jesus asked you this question, what are you seeking in your life? Nes čia šitoje vietoje Jėzus užduoda tą klausimą, ko tu savo gyvenime ieškai. He wants to transform your life. Jisai nori pakeisti tavo gyvenimą He wants to use you, each one of you, ir jisai nori naudoti kiekvieną iš jūsų, to transform your cities and your country. kad pakeistų jūsų miestus, kad pakeistų jūsų šalį. I especially mention those 12 young people Aš ypatingai su tikslu paminėjau tos 12 jaunų žmonių, because I can see and believe that here in this place is so much more potential than that. nes aš matau ir tikiu, kad šitoje vietoje yra daug didesnis potencialas negu jie. This is not only the potential to influence all Lithuania, Ir tai yra potencialas, kuris darys įtaką ne tik Lietuvai, but there is potential in this room for all Europe and all the world. bet čia slypi potencialas visai Europai, visam pasauliui. And Jesus asking you, what are you seeking? Ir Jėzus tau užduoda tą klausimą, ko tu ieškai. And please be truthful to Him and answer Him. Ir būk sąžiningas, atsakyk jam. And if you answer in your heart is, Jesus, I want to be where you are. I want to follow you. I want to be wherever you put me, and wherever there is your presence. Ir jeigu to atsakas, Jėzau, aš noriu būti ten, kur tu esi, aš seksiu tave, aš būsiu ten, kur yra tavo artumas, He tells you, come and follow me. jis sako tau, ateik ir sek paskui mane. And before I don't know who can respond, but before I ask you for a response, I want to share my personal testimony. Ir prieš kviesdamas atsakui, aš noriu pasidalinti savo asmeniniu liudimu. As a young believer in a church, Kaip jaunas tikintysis bažnyčioje, I got in a bad company, but not outside the church, in the church. ir susidėjau su prasta kompanija, ir tai nebuvo, kad už bažnyčios ribų, tai buvo bažnyčioje. And I did a lot of stupid things.
with people from the church. Ir aš dariau kvailus dalykus su žmonėmis iš bažnyčios. Things that felt very bad for my heart and kind of divided me from following Jesus. Ir iš tikrųjų tie buvo dalykai blogi mano širdžiai ir tai mane tiesiog skaldė viduje. Ką reiškia sekti Jėzumi? I felt so bad that I even had suicidal thoughts. Ir aš taip blogai jaučiausi, kad netgi savižudybės mintis kilo. I felt I let the Lord down. Nes man atrodė, aš nuvyliau viešpatį. But then we had one thing, once a week we would meet on a mountain to pray together. Bet pas mus dar buvo toks dalykas, kad kartą per savaitę mes susirinkdavom maldai. So I went this evening to these mountains just to pray, to ask God what to do. Ir susitikimai vykdavo kalnuose ir tiesiog tą vakarą aš nueinu ten, kad pasimelčiau ir klausiau Dievo, ką daryti. And there were a lot of consequences awaiting me, bad consequences for things I did. Ir aišku, jau tuo metu laukė daug pasiekmių tų blogų dalykų, kuriuos buvau pridaręs. And I stand on this mountain, I just say, God, I'm so sorry, I love you, but I just mess it up completely. Ir aš stoviu ten ir sakau, viešpatie, atleisk man, aš tave myliu, bet aš tiek pridirbu čia reikalų. And then as I came to him and I say sorry and I really ask forgiveness for everything. Ir aš atėjau pas jį ir sakau, aš iš tiesų atsiprašau ir prašau atleisk už viską. I felt his spirit and his forgiveness coming over me. Ir aš pajutau jo atleidimą, jo dvasią nužengiančią ant manęs. And I felt this wonderful feeling that I'm okay with my Lord. Ir kad iš tikrųjų viskas tvarkoj su viešpačiu. And I have this wonderful experience where I said, whatever happened, whatever circumstances, I don't care because I'm okay with you, Jesus. Ir man ta buvo ta patirtis, kada man sakė, bylojo vidus visas, kad man nesvarbu, kas nutiko, kokios bus pasiekmės, bet bus viskas gerai, nes aš su tavimi, Jėzau. But then I heard God's voice in my heart. Bet tada išgirdau viešpaties balsą širdyje. And he asked me these questions there, right there on this mountain. Ir būtent ant to klausimo, jis uždavė man tą klausimą. He asked me, what do you want from your life? Ko tu nori iš savo gyvenimo? Do you want to follow your plan, being part of the church, doing the job you want to do, having the car you want to have, the family, the house, whatever? Ir ar tu nori tiesiog sekti savo planu, nors ir būdamas bažnyčioje turėti gerą automobilį, gerą darbą ir panašiai? Are you ready to give this all up and just follow me and take whatever I have for you? Ar tu pasiruošęs viso to atsisakyti ir pavesti man ir sekti manimi ir pasitikėti tuo, ką aš tau duosiu? There on the mountains, I've realized, Jesus, you're the best thing that ever happened to me. Bet ten kalniausia aš supratau, kad Jėzau, tu geriausias dalykas, kuris yra nutikęs man. And whatever you have for me is way better and comparable to whatever I can come up with ever. Ir iš tiesų tai, ką tu esi paruošęs man ir ką tu turi dėl manęs, yra daug geriau ir nepalyginami su tuo, ką aš galėčiau pats savo jėgomis pasiekti. Yes, I want to follow you. Taip, aš noriu sekti tavimi. I give everything up. I want you path. Ir aš atsižadu visko arba palieku viską, aš noriu tavo kelio. Oh boy, I didn't know the journey he will take me on. Aišku, žmogau, aš nežinau, kokia kelionė manęs laukia. But one thing happened, very strange. Bet labai vienas keistas dalykas nutiko. As soon as I came home from this mountain, Kai tik grįžau namo nuo to kalno, just 5 minutes into being in my room, vos praėjus 5 minutėm, kai aš atsidūriau savo namuose, I received one phone call gaunu sulaukiu skambučio. and all my consequences magically disappeared. Ir visos tos pasiekmės kažkokiu stebuklingu būdu dingo. Wow. You know, God is faithful. Dievas yra ištikimas. And God encouraged you today to make a decision. Ir todėl šiandien aš noriu padrasinti tave, priimk sprendimą. Ask you the question, what are you looking for? Atsakyk į tą klausimą, ko aš ieškau. And I want to encourage you Ir aš noriu paraginti tave, that your answer be, Jesus, I want to be where you are. kad tavo atsakymas būtų, Jėzau, aš noriu būti ten, kur tu esi. Follow you. Aš noriu sekti paskui tave. And I don't know how you usually respond. Nežinau, kas kviečia atgailai. And I will encourage you to respond not to me, But- not to anybody in front, but to respond to Jesus. Aš noriu pakviesti jūs I don't know atsiliepti if tą you- klausimą. If you want to come to front, Ne prieš I mus, would ne prie love kažką to pray with kitą, you. bet prieš viešpatį. Ir jeigu jūs norite išeiti į priekį, I don't know if this is something you do in your churches. aš nežinau, ar jūs tai darote jūsų bažnyčiose, bet jeigu kažkam reikalinga malda ar patvirtinimas, kad jūs You norite can lift priimti, up your hand, jūs galite ištiesti ranką. but I encourage you to respond to Jesus. Bet tiesiog Not aš to me. raginu jūs atsiliepti Jėzui,
ne man. Because if you don't respond, Nes jeigu jūs you're gonna get out, you're neatsakysit, gonna forget it. jūs išeisit ir And pamiršit. you say, oh, I responded. But say, Ir tu how? gal sakyti, o taip, aš ten kažkada kažką sakiau. So I encourage you to respond now to Jesus. Bet aš tiesiog raginu, atsakyk tai Jėzui. Guys, let us all close our eyes and turn our heads down. Ir tiesiog užmerkime akis. And I want you just to, nobody's looking around, nobody sees you. I want you to respond to Jesus and lift up your hand to Him. Ir aš noriu, kad iš tikrųjų nei vienas nesidarytume ir nieks nežiūrėtume į vienas kitą, bet tu pakelk savo rankas į jį. If your answer is yes, Jesus, I Jeigu want to be tavo where you are. atsakymas yra taip, Jėzau, aš noriu būti ten, kur tu esi. Oh, I want to have what you have in my life. Aš noriu turėti tai, kad tu esi paruošęs mano gyvenimui. Here I am. Štai aš. Here I am. Štai aš. Guide me, take me. Vesk mane, naudok mane. I want to be like your disciples. Aš noriu būti kaip mokiniai. And Jesus tells you, come and see. Ir Jėzus tau sako, ateik ir pamatyk. And He will be with you always. Ir jis visada bus su tavimi. Let me just pray for you. Tiesiog leiskit man pasimelsti už jūs. Lord Jesus, just want to thank you for this time here. Viešpatie, aš tiesiog dėkoju tau už tą laiką. You see all the hearts that have responded. Ir tu matai visas širdis, kurios atsiliepia tau. And I thank you that you're faithful. Ir aš dėkoju tau, kad tu esi ištikimas. Like you took those two disciples on a wonderful journey with you. Kaip tie du mokiniai, kurie atsiliepė ir buvo nuostabioje kelionėje kartu su tavimi. You will take every single person in this place who responded right now on a journey with you. Ir tu iš tikrųjų kiekvieną žmogų, kuris atsiliepė čia, tu pasiimsi į tą nuostabią kelionę su savimi. And I thank you that you're faithful. Ir aš dėkoju tau, kad tu esi ištikimas. And I just want to pray for each one of those. Ir aš tiesiog noriu melstis už kiekvieną. I pray that you give them endurance, Aš meldžiu, kad tu juos pakeltumai, that you strengthen their focus, kad tu sutelktumai, padėtumai sutelkti jų dėmesį, that you give them the determination kad jie priimtų sprendimą to remember their choice in their lives ir savo gyvenime atmintų šitą and pasirinkimą. always have you before their eyes. Ir kad visą laiką prieš jų akis būtumai tu. And like the disciples, to follow you to the very end. Kad kaip mokiniai jie sektų tavimi iki pat galo. And I thank you Ir aš dėkoju tau, that you have prepared an amazing life for them. kad tu esi paruošęs nuostabų gyvenimą jiems. Wonderful path for the journey. Nuostabią kelionę jiems. And for those who haven't made the decision yet, Ir tie, kurie dar nepriėmė sprendimo, Holy Spirit, I pray that you speak into the hearts, aš šventojo dvasia prašau, kad tu kalbėtumė į jų širdis. that you prepare the lives Ir kad tu paruoštumė gyvenimus. and convince them Ir pakaltintumė, that there įtikintumė, is no better place than be in your kad iš presence tiesų nėra geresnės vietos, kaip tik būti tavo artume. every day of our lives. Kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. In the name of Jesus. Jėzus vardu. Amen.